Tai gerai, labas rytas. Jo, labas rytas. Pradedame kontrolės komitetą. Tai pasižiūrim, kas šiandien dalyvauja. Taip, Ada Grakauskinė yra, Arūnas Grubliauskis taip, Ingrida Kačmarinienė vėluoja. Nieko nesakė. Algis Mačiulis taip yra, Vaclovas Motejūnas yra, Martynas Rusteika vėluoja, Darius Manavičius taip, Ingrida Vol... Labas rytas, nebevėluoja Martynas Rusteika. Jo. Tas Ingrida Volosova yra ir Jonas Novagreckis prisijungęs nuotoliu, teisingai? Taip. Tai labas rytas. Kaip ir prieš kelias dienas buvote gavę darbotvarkę, taigi šiandien mūsų komiteto darbotvarkė yra sekanti. Dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 25 metų veiklos plano projekto pranešėjas savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus bei Saulius Mickus pristatys ir antrą klausimą dėl atliktų audito rekomendacijų ir įgyvendinimo suvestinės. Ir trečias, kiti klausimai. Ar bendrų sutarimų galima darbotvarkei pritarti? Pritariu. Taip, tai gerai, tada pirmas mūsų darbotvarkės klausimas, tai dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 25 metų veiklos plano projekto. Pranešėjas mūsų kontrolierius Saulius Mickus. Prašom, Sauliu. Jūs matyti. Gerai. Labą dieną. Pristatau Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 25 metų veiklos plano projektą. Rugsėjo 11 dieną raštu kreipiausi į kontrolės komiteto narius, informuodamas, kad rengiamas 25 metų veiklos projektas ir kokie būtų pasiūlymai tam projektui, ką įtraukti planą. Pasiūlymų nebuvo gauta ir buvo iki rugsėjo 27 dienos, 11.27. Nežinau, gal dabar bus pasiūlymų. Tai dabar patį veiklos planą. Veiklos planas bus 25 metam, tai finansiniai atitikties auditai numatyti, tai įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės 24 metų metinio ataskaitų rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, įvertinti savivaldybės valstybės lėšų ir turto valdymo naudojimo ir disponavimo jais atitikti teisės aktams. Audito mastas dabar. Reikšmingų ir rizikingų sričių nustatymas, suplanuoto audito procedūrų atlikimas ir rezultatų įvertinimas, audito ataskaitos ir išvados rengimas. Audito pradžia būtų 24 metai trečias ketvirtis ir audito pabaiga būtų 25 metai antras ketvirtis. Tai tą auditą mes jau pradėjom... 26? Ne, tai toliau bus sekantis. Atsiprašau. Toliau kitas auditas tai bus dėl 25 metų, čia kur Jonas pastebėjo, įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės 25 metų metinio ataskaitų rinkinio duomenis, pareikšti nepriklausomą nuomonę, įvertinti savivaldybės valstybės lėšų ir turto valdymo naudojimo ir disponavimo jais atitikti teisės aktams. Audito mastas tas pats išlieka kaip ir pritam auditui ir audito pradžia numatoma 25 metų trečias ketvirtis, pabaiga 27 metų antras ketvirtis. Čia antras ketvirtis tai yra iki gegužės 15 pagal vietos savivaldos įstatymą mes turim teikti į audito ataskaitą metinio rinkinio visos savivaldybės ir išvadą. Tai čia kas liečia finansinę auditą atitikties. Ir dabar, kaip jūs tikriausiai matėt, mes patalpinom, kur veiklos planai yra ir ten, kai atliekam strateginį tyrimą, vertinam rizikas ir pagal reikšmingumą nusistatom audito sritis ir audito objektus. Tai praeitų metų audituojama
sritis, tai būtų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, prekių ir paslaugų įsigijimas, turto įsipareigojimo apskaita. O audituojami subjektai buvo Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka, Aukštelkės socialinės globos namai, Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokykla, Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla ir daugiafunkcinis centras, Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Valdemaro Zubovo progimnazija. Vladimiro, kaip sakiau? Atsiprašau, Vladimiro Zubovo. Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija, Šiaulių rajono Kužių mokykla, Kuršėnų Lapšelis darželis, Žiedelis. Paskui kitose srityse mes subsidijos, dotacijos, kitos išlaidos, socialinės išmokos, sandoriai dėl materialio ir nematerialio turto. Tai čia audito procedūras atlikom Šiaulių rajono savivaldybės administracijai. Nes Šiaulių rajono savivaldybės administracija atlieka tas pavestas funkcijas. Tai dabar einant toliau prie veiklos plano, toliau yra veiklos auditai. Tai nusimatėm vieną veiklos auditą, tai būtų mokinių pavėžėjimo organizavimas Šiaulių rajono savivaldybėje. Čia būtų 25 metų pradžia audito 3 ketvirtis, pabaiga 4 ketvirtis. Toliau audito kokybės valdymas, 3 skyrius. Tai būtų auditų priežiūros, peržiūros bei auditinės veiklos vykdymas. Tai čia visus metus. Toliau eina kontrolės ir audito tarnybos 24 metų veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas savivaldybės tarybai. Čia pagal savivaldybės tarybos veiklos reglamentą numatytas datas. Toliau kontrolės ir audito tarnybos 26 metų veiklos plano rengimas ir pateikimas savivaldybės kontrolės komitetui. Čia iki lapkričio 15, čia mes pagal vietos savivaldos įstatymą turim pateikti veiklos planą patvirtintą kontrolės komitete ir kontrolieriaus įsakymu teikti valstybės kontroliai. Toliau išvadų rengimas. Čia išvadas yra numatytas 4, kur mes teikiam. Nežinau, paskaityta, ne? Pristatyti. Tai matom, Sauliau, matom. Daugiau kontrolės ir audito tarnybai tiesiogiai adresuotų gyventojų pareiškimų, pranešimų, skundų ir prašymų nagrinėjimas. Tai čia visus metus pagal poreikį. Ir paskui 4.5 punktas, kiti tikrinimai, kontrolės procedūros, priemonės bei savivaldybės tarybos pavedimų vykdymas. Tai čia, kur tarybos sprendimu yra pavedami auditai atlikti mūsų kontrolės ir audito tarnybai. Toliau einam 5 skyrius, tai būtų kontrolės ir audito tarnybos valdymas ir veiklos organizavimas. Tai 5.1 kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas, planavimas ir valdymas bei informacijos rengimas. 5.2 dalyvavimas savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose. 5.3 metodologinis darbas, kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir konsultavimas. Ir 5.4 bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir įstaigomis. Tai čia per visus metus tas galioja. 25 metų. Tai toks būtų kontrolės ir audito tarnybos 25 metų veiklos plano projektas. Ir jeigu klausimų nekyla, prašyčiau pritarti. Taip, sakykite tada, kodėl jūs būtent pasirinkote mokinių pavėžėjimo organizavimą tikrinti? Ta prasme, išvelgiate kažkokias tai, sakykim, problematinės vietas ar, priežastis, gal galima būtų plačiau apie jas? Veiklos auditai yra išankstinis tyrimas ir išankstinio tyrimo metu nustatomos problemos. Ir jeigu tos problemos nustatomos, tada yra pagrindinis tyrimas ir tada yra nagrinėjama, kodėl tos problemos yra. Tai čia tokia audito metodika. Supratau. Ar negalvojate, kad vis dėlto gerai būtų ir patikrinti, pasižiūrėti, paaudituoti ir Kuršėnų vandenis? Nes kiekvienais metais iš Šiaulių savivaldybės turbūt ne 1 milijonas yra per įstatinio kapitalo didinimą, turbūt per dotacijas, kaip įvardinti, yra suteikiama lėšos Kuršėnų vandenims ir kaipgi tos lėšos yra įsisavinamos, ar viskas yra gerai su jomis? Tai čia galėtų pažiūrėti per finansinį auditą, kai sakau, kai mes vertinam rizikas ir paskui pagal reikšmingumą nusistatom tos sritis,
Tai čia galėtų pažiūrėti. Tai ar galima būtų nors įsirašyti, Tai kad čia iš tikrųjų ir tą... protokoluos, tai šitas kontrolės komiteto posėdžiai ir bus fiksuotas reikalas. Nu, nes iš tikrųjų, na, sumos, nu, turbūt niekas nepasiginčys, kad turbūt daugiausiai iš... Ne, nu taip, praktinė veikla, tai sumas nemaža. Taip, klausimų gal... Taip, Ada, klausau jūs. Sakykit, vat pavėžėjimą jūs nusistatėt tikrinti 3-4 ketvirtis. 3 ketvirtis yra Liepa, rugpjūtis, tai yra atostogos, niekas niekur nevažiuoja. Ir tada rugsėjis. Gal 4 ketvirtis, aš suprantu, kada rugsėjis jau susistiguoja, nes iki 15 rugsėjo ten vyksta tikrai rimtas pasistygavimas, ką ir kur jie turi pasivėžėti, tai nuo pat pradžių ten pavėžėjimas stringa. 4 ketvirtis suprantu, bet tas 3 ketvirtis man su Liepa ir rugpjūčiu tai visai nesuvokiamas. Ne, tai mes audituojam ne tą laikotarpį, kada čia apsibrėžiam, kada auditą mes padarysim. O mes laikotarpį pasiemam, žiūrim pagal, jeigu pagal dinamiką imam 3 metų bėgį, žiūrim, jeigu matom Čia pagal tiesiog sustaciją. jūsų Čia yra laikotarpis, kada mūsų jūs darbo laikas. Supratau. Jonas, mačiau, ranką kelia. Taip? Taip, Jonai, prašau jūs. Aha, jo. Šitai aš tik gal tokį stebėjimą, Sauliau, gal prieš metus laiką buvo siūlymas auditiniai. Tenai, sakykim, dėl autobusiukų, dėl moksleivių pavėžėjimai, ten tam tikras kažkas tame tenai Blogai, sakyčiau. Žinok, Jonai, tikrai su visa pagarba nesuprantamės tavęs. Nu, aš kiek suprantu, Jonas apie pavėžėjimą klausė, jeigu teisingai suprantu. Bet kažkokius autobusiukus. Nu, tai mes audito metu, va, tie dalykai, nu, ir matysis. Mes... Ne, tai aš esu... Tu gal per mobiliuosius prisijung, ne per Wi-Fi? Nes tu labai blogai girdėsi iš tikrųjų. Trūkčiai, pasakykit, kad... Jo, labai trūkčiai. Girdisi gerai, bet Ne, tikrai, Jonai, nu, nesuprantam, labai trūkčiat. Gerai, kas dar klausimų? Gerai, tada... Ne. Įrašas eina, nu tai padarykit, nu, Bet tai čia ne Jono kaltė gal, ne? kodėl ne jo? Joną. Jeigu jis prisijungė, Nu. Savivaldybės aparatūra, tai... Ne, tai čia yra iš Jono pusės yra kažkas su ryšiu. Nu. Gerai, tada turbūt, tada siūlau pritarti. Taip? nu, prašyčiau. Tai kas už 25 metų veiklos planą Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 25 metų veiklos planą? Kas pritarėte? Jonai, kaip jūs? Aš esu. Ar Gal pakelti ranką ten. Ar galėtumėte įsijungti vaizdą ir pakelti ranką? Vaizdą galiu pasijungti. Aha, supratau. Gerai, ačiū. Gestų kalba gerai. Gerai, viskas, tada suprantu 25 metų planui pritarta. Ačiū. Gerai, tada antras klausimas dėl atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimo suvestinės. Vėlgi pranešėjas savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus. Taip, prašom, Saulius. Pagal vietos savivaldos įstatymą mes privalom vykdyti politinę veiklą ir kartą Palikti. Kad labai nepakittų, bet... Aha.
Atsiprašom, biškai techninės nesklandumai. Gerai. Vaclavai, netrudykit. O tai pirmą eilę atsėsit. Galiu pradėti. Taip. Nu, va tenais yra vietova. Konservatoriams. Gera nuotaika, gerai. Taip. Pagal vietos savivaldos įstatymą auditinę veiklą mes privalom daryti ir žiūrėti, kaip yra vykdomos rekomendacijos. Ir taip pat reglamentuoja vietos savivaldos įstatymą, kad nerečiau kaip kartą į ketvirtį pristatyti kontrolės komitetui, kaip vykdomos rekomendacijos. Čia rekomendacijų yra nemažai, jūs tikriausiai turitės. Jo. Ir aš taip apibūdinsiu tik tais, kad tokių rekomendacijų, kurios būtų įstrigusios, nėra. Gan labai, sakyčiau, audituojamas subjektas, tai šiuo atveju būtų savivaldybės administracija. Rekomendacijas vykdo laiku. Ir čia pagalbos prašyti jūsų, kad padėtumėte, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos šiai dienai nereikia. Tai taip trumpai. Nes tos rekomendacijos visą laiką, kai atliekami auditai ir rekomendacijų vykdymo planas yra suderinamas su audituojamu subjektu ir datos suderinamas ir pačios rekomendacijos. Ir jie su juom aš irgi einu į kontrolės komitetą pristatau, o čia yra suvestinė atliktų auditų, kaip yra, kokia situacija yra su rekomendacijom. Ar savivaldybė ir audituojami asmenys su visom jūsų rekomendacijom sutiko? Nebuvo? Audituojame subjektus, Subjektus, atsiprašau. Taip, mes derinam, po kiekvieną audito derinam su audituojamu subjektu rekomendacijas ir įgyvendinimo terminus. Terminų mes nenurodom konkrečiai, leidžiam pasirinkti audituojam subjektui, bet viskas proto ribose taip pat yra toks įsireiškimas, tai kad būtų realu. Supratau. Čia prieš tai buvusiam komitete Vaclavas Motyvūnas pristatinėjo padarytą analizę, turbūt taip reikėtų pasakyti. Ir ką mes išgirdom prie to komiteto, čia yra kažkas taip su tom dalyku, ar nebuvo iki šiol niekas daroma? Aš tada, kai pristatinėjau finansinių ataskaitų rinkinį, tada Vaclavas užklausė, ar buvo žiūrėta, kaip vykdomi įsipareigojimai teismam. Taip. Ir mes to dalyko nevertinam, tai čia jų nėra. Ar galima būtų, kad ateityje šitie dalykai atsirastų? Šiaip, nežinau, tada praeitą komitetą Vaclavas minėjo, kad savivaldybės administracija neturi įrankių, neturi, kaip sakant, galimybių tą dalyką daryti, bet aš pasikėliau ir teisės ir personalo skyriaus nuostatus ir konkrečiai net pareigybės aprašymas vyriausiojo specialisto, kur yra priskirti uždaviniai, funkcijos, prisideda vykdant teismo sprendimus ir taikos sutartis. Tai čia konkrečiai, kas liečia dėl teismų vykdymo, nes Vaclavas ten pastebėjo, kad vienas buvo nevykdytas teismo sprendimas. O pačiuose nuostatose yra aiškiai parašyta, kad teisės ir personalo skyriaus uždaviniai tai ginti savivaldybės ir savivaldybės administracijos teises ir teisėtus interesus teismuose, ikiteisminėse ginčų institucijose, teisėsaugos institucijose bei vykdymo procese. Tai vykdymo procese ir yra čia nuosprendžių vykdymas, įgyvendinimas. Kaip įgyvendinama. Ir jie, kai sakant, personalas į teisės skyrius, jie teikia į administracijos direktoriaus ataskaitą, teikia kaip yra, kiek tų buvo, kai sakant, atveju ir kaip pyko, tai ten viskas yra aiškiai pateikta. Tik tai, nežinau, mes nematom tos rizikos, jeigu kokia rizika didesnė yra, mes galim pažiūrėti, taip, bet sakau, kaip mes vertinam rizikas ir reikšmingumus, tai nematom. O čia Vaclavas buvot jūs nuvykę į antikorupcijos komisiją. Tai čia gal prie kitų klausimų. Ne, tai uždavė klausimą. Tai jums, man rodos, atsakė ten labai konkrečiai Sabatauskas, Julius Sabatauskas, kad tos klausimus prižiūri, kontroliuoja vyriausybės atstovas. Vieną dalį.
Taip, Po to vieną kaip dalį. įgyvendinami teisės aktai. Jo, tai jeigu galėčiau, tai, bet mes biški nukrypom nuo Ne, nu, pagrindinės. įsiplėsi tada kitam Jo, klausimui. tai prie kitų klausimų aš galėsiu tą pasakyti, bet aš noriu paklausti, vat, iš jūsų pateiktų rekomendacijų, aš jas peržiūrėjau ir pagrindinės rekomendacijos yra, tai yra su inventorizacija, su apskaita susijusi. Tai neįrašyta, neįregistruota ir neapskaityta. Aš taip sakyčiau, tokie eina su švietimo įstaiga. Ir dar, ką pastebėjau vieną, tai pavėžėjimas buvo, mokinių pavėžėjimas, dar viena rekomendacija. Ir dabar pasižiūrėjus į jūsų tas rekomendacijas surašytas, nu, kaip jos yra sprendžiamos savivaldybėje, jos kartosis, vat, pavyzdžiui, jeigu jūs vėl audituosit kažkokias įstaigas, vėl kartosis tos, vat, sakykime, tie dalykai, kaip atsklaida pavyksta po kitas ir bus vėl ta apskaita, neteisingai apskaityta, neteisingai įregistruota. Jeigu tai pasižiūrėjus tos du, tai jos kartojasi. Kas skaitėt, aišku, tas rekomendacijas. Šiaip rekomendacijom mes netaikom jokią šabloną, kai sako tas pačios. Jūs galite pasižiūrėti mano veiklos metų ataskaitą, ten yra pirmas priedas yra dėl rekomendacijų gyvendinimo. Jos yra skirias, kai mes atliekam auditą ir ką nustatom, ir ten mes tą fiksuojam. Ir jeigu yra koks netitikimas, koks pakoregavimas, netikimas teisės aktą, mes rašom rekomendaciją. Tik tai tiek, kad metų iš metų jau mes kartojasi, kurios dabar kartojasi rekomendacijos, tai yra dėl kelių, kad būtų keliai užregistruoti registrų centre. Paskui kažkaip tai karts nuo karto išpuola nebaigta statyba, kur yra pabaigta jinai, priduoti aktai, viskas atsiskaityta, bet turtas nėra pervestas iš nebaigtos statybos į turto sąskaitą. Tas yra ir dar mes su biologiniu turtu irgi čia dar yra, kai sakant, visos Lietuvos čia jau mastu eina tas klausimas, bet kadangi jis nėra įspręstas, mes jį rašom, kad jis nebūtų užmirštas. Tai čia kurios kartuojas. O šiaip rekomendacijos yra pagal kiekvienais metais jos skiriasi. Ir dar viena buvo iš rekomendacijų, tai tikrai yra susijusi su mokinių pavėžėjimu. Viena ten yra, aš bijau pameluoti, kažkokioj mokykloj. Aš tokia irgi paskaičiau. Dabar jūs pasirinkote audituoti pavėžėjimą. Iš kokių jūs, iš šios rekomendacijos, ką jūs dar įžvelgėt, kas galėtų būti rajone blogai su pavėžėjimu? Ar iš tos vienos mokyklos patikrinimą jūs matot, kad su pavėžėjimu yra blogai? Nu, aš dabar jums neatsakysiu į tą klausimą, nes kaip atliksime iš ankstinį tyrimą ir tada čia yra toks tarpinis variantas audito. Jūs iš to vieną atveju pamatėte tą riziką. Jeigu nustatysim, tada galėsiu pristatyti kontrolės komitetui, koks mūsų iš ankstinis tyrimas. Ir pagal tą iš ankstinį tyrimą sprendžiasi, ar toliau atliekamas auditas, tai yra perini pagrindinį tyrimą, tada jau konkrečiai detalizuoja viską ir aiškinės, kodėl taip, dėl ko. Ir dabar aš negaliu pasakyti, čia gali būti suprantu. Taip, Arūnai, prašom. Sakykime, aš čia taip žiūriu Aukštelkės globos namai, reiškia, jie nepasitvirtino taryboje tos įkainius, ar nejungios? Ne. Nejungtas mikrofonas. Neužsidegė šviesutė. O, gerai. Jo, Aukštelkės namai, reiškia, tvirtino įkainius mokamus direktoriaus įsakymu. Betgi mes tvirtinam taryboje tos įkainius. Tai čia po to, ar čia po to įvykas pasiekmė čia. po to čia pasiekmė. Mes jau, tas jau yra padaryta. Taip. Jūs pastebėjot ir mes... Taip, aš sakau, neturiu tų problemų, kad būtų rekomendacija striktų. Aš sakau, nes mes prie to tvirtinam viską. Taip, čia viskas yra mūsų darbo, kai sakant, vaisius. Na, tai reiškia, viskas vyksta greitai. Tiesiog anksčiau nebuvo pastebėta. Čia, sakykime, toks formalumas, nes perėjo iš vienos sistemos į kitą ir susitvarkyti. Čia ministerijos. Taip, Ana. Tai aš vėl daug ką čia užkabino ir vienas ir kitas komiteto nariai. Tai iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsim trečią puslapį, tai prasidedant administracijos, kultūros ir kitos vertybės,
Tai visos trys kartojasi jau nežinau kelinti metai. Nes šitos kultūros vertybės komentarė parašyta, kad pavyzdžiui nenustatyta įsigijimo savikaina Piliakalnis. Čia ta tokia aplamai kažkoks kvailumas, senosios kapinaitės, nenustatyta įsigijimo savikaina. Čia protų nesuvokiamas parašymas. Nu, suprantu, yra FSAFA standartai, kurie reikalauja apskaityti. Apskaityti 1 eurų jau nebetinka tas variantas. Reikia apskaityti tikrąją vertę arba atstatomąją vertę, jeigu jisai, kai sakant, suniokotų jį, reikėtų atstatyti, va čia būtų ta vertė. Ir metodikas, va perėti nuo 1 eurą vertės prie esamos vertės, nėra tokios metodikas dar ir kažkaip tai ministerija. Tas naujas biški tęsės, jau ne vieni metai. Senas. Tai mes už tą ir rašom va šitą, nes, Tas pats ir su želdiniais, tas 1 euras. Taip. Su Aukštelkė čia aišku, todėl, kad buvo perėjimas nuo vienos institucijos prie kitos. Labai daug netitikimų švietimo pagalbos centro buhalterijoje. Tai ir mokyklos, ir darželiai. Kas ten yra ir kodėl? Ar čia irgi nebe 1 metai, tarp kita, ko šitas tęsiasi? Kas ten yra? Kokios čia problemos? Kodėl tie netitikimai? Ar čia kažkokie teisės aktai šitaip keičiasi įkandin, kad kažkas vis kiekvienais metais, kiekvienoj, reiškia, ataskaito jūsų yra šitie klausimai? Mes kiekvienais metais pastebėm vis mažiau tų netikimų, pastebėjimų, trūkumų teisės aktams, nes švietimo paslaugų centras, jie kai kėlėsi Kuršienus, į ten pasikeitė nemažai darbuotojų, nes kai kurie nesikėlė, nauji darbuotojai, tai va čia kol susistigavo, ten situacija nėra prasta, gerėja, bet tie netitikimai tokie Nes šį rugsėjo, praeitą rugsėjį tikrai buvau švietimo direktorių pasitarime ir ten tikrai pristatinėjo šitą, kad buvo nustatyta tas, ką reikia pasikoreguoti, ar beveik 1,5 metų praėjo ir nesikeičia kas čia. Tai po kol kas pas juos mes gaunam raštus atsakymus, kaip jie įgyvendina rekomendacijas ir atliekant sekančiais metais auditą mes pasižiūrim ten, kur teikiam rekomendacijas, pasitikrinam, sakykim, taip. Ir dabar konkrečiai atsakyti jums aš nelabai galėčiau, bet bendrai paėmus, tai ten situacija gerėja. Taip, Arūnai. Nieko nematau iš rekomendacijų, kad būtų, sakykime, mes daug objektų įvairių įrengiam, tai europinių, tai keliai, tai šaligatviai, tai dar kažkas tai. Ir, sakykime, įrengiama, atiduodama, turtas registruojamas, neregistruojamas, visai būna, kaip matom. O kas vykdo, ar jūs kažkokias darot, kažkokie tai iš kažkokių tai, kas paskui prižiūri, kaip yra taisomi defektai, įgriuvęs šulinėlis, plytelės ten nukritusios, šito turto garantinis arba priežiūra. Ar kur nors niekur nemačiau, kad čia būtų? Čia su mumis nesusiję, čia gal direktorius administracijos jums pasakyti, nes yra pasirašomos sutartis ir yra garantinis laikotarpis tenai tiesioginiam darbam, netiesioginiam darbam. Bet tai niekas nepastebi. Kodėl nepastebi? Aš abejoju, direktorius administracija dirba, tai nes nepastebėjom, kad būtų kažkas. Matot. Kažkas paskui atsakingas. Ne, tai būna, padaro broką, dar kažkas, tai medžiagos, dar kažkas. Jūs sakot, čia nėra problemos, nereikėtų čia tokį kontrolę. Mes dėl objektų eksploatacijos mes ne. Yra problema, nes, sakykime, aš dabar pravažiavau Rasos gatve, kuri yra šulinėlė, ten vandenį, Šiaulių vandenų. Aš prieš metus laiką sakiau seniūniai, sutvarkykit, prie darželio yra įgriuvęs šulinėlis. Metai laiko niekas. Žiūrėkit, aš tai sakau, aš pasakiau, tai seniūniai. Ką man dar pasakyti, aš dabar bandau vandenį.
Ne, tiesiogiai kas prižiūri ir vykdo tas veiklą, o tiesiogiai savivaldybės administracija. Gyventojas gal nelabai žino, kam priklauso. Visi žino, seniūnijai. Nu taip. Bet aš abejoju, ir seniūnė neperdavė kažkur tai aukščiau, nu, tarsi ne Nu, aukščiau. va čia va gali būti problema. Kad ta informacija nenuėjo aukščiau. Iki direktorių, sakykime, nenuėjo. Nes visi objektai yra Jo, priduodami man tai labai keista, kodėl Vandenius yra lyg tai yra vandens, garantinis darbuotojų šaligatviai keimo yra. įkrito iš vandens. Niekas nedaro. Ir šiandien pilna komentarų. Ar yra Ginkūno šeimininkas? Bet ir tas šulvėlis pabaigstovas. Ne, nu tai va tokie dalykai. Nes aš tą Ir kėliau prieš metus laiką. Nors kalbų, gal sakau, reikia kontrolieriaus. čia nepošia pačios savivaldybės. Taip. Gerai, dabar tada yra Jonas uždavęs klausimus, ar yra taikytos nuobaudos, kam ir kada, ir už ką, kad vilkinami rekomendacijų vykdymas. Baudos? Jo, nuobaudos. Nuobodas. Mes esam nesankcionuojanti institucija ir pagal administracinių nusižengimų kodeksą anksčiau mes galėjom parašyti nusižengimo aktą, buvo galimybė įrankis, dabar mes esam bedančiai. Mes tai galim sakyti, rašyti, per kontrolės komitetą kelti klausimą, jeigu nesusikalbu, prašyti tada jūsų pagalbos. O čia toks yra per kalbėjimą. Tai jeigu teisingai supratau, susikalbėjimas yra. Tai šnekam visą laiką. Jeigu šiandien sakėt, kad mūsų pagalbos nieko nereikia, tai viskas kaip ir gerai. Nu, šiai dienai taip. Nes čia tas kinta, negaliu aš garantuoti, kad Supratai. kiek laiką sakysit, va sakėt gerai, o ta išlinda kas. Ir antras Jono klausimas, ar rekomendacijos galimai vilkinamos, kad savivaldybės taryba įstaigoms neskiria tinkamo biudžeto tam padaryti? Nu, prašyčiau konkretizuoti tada jam. Jeigu teisingai, ta prasme, yra negaunami ir tam reikalingi pinigai ir nėra galimybės įgyvendinti rekomendaciją. Ta turbūt turėjo galvoje. Nu, biudžetą žiūri, skirsto tarybos nariai ir nežinau, ką čia pasakyti daugiau. Nes visi asignavimai per tarybą. Nu. Tai jeigu daugiau klausimų nebėra, tada kaip ir ačiū už pristatymą. Nes čia išklausimas buvo. Jo, čia informacijos pateikimas. Ai, o meras administracijos direktorius netaiko vertinimo, vertinant metinės vadovo veiklas. O meras administracijos direktorius netaiko vertinimo, vertinant metinės vadovų veiklas. Nu, va, nuobaudų. Šiaip tokie klausimai, kaip iškyla, reikėtų konkrečiai. Čia dabar labai sunku ką nors pasakyti pagal tą. Čia toks kaip ir pavyzdys, tamsiam kambarį ieškoti juodą katę. Ir... Nu, gerai. Aha. Tai ką, dėkui tada. Ačiū. Nu. Tiesa, o kiti klausimą aš norėčiau irgi porą žodžių. Tiesa, užmiršau visai paklausti. Tiesa, pas jumis liktais turėjo jūsų pavaduotojai pensijai išeiti, ar ne? Va, to klausimą norėjau pakalbėti prie kitų klausimų. Tai, jeigu galiu dabar. Jo, tada iš karto, kaip sakoma. Tai rugsėjo 2 dieną pavaduotoja Birutė Bunokienė išėjo į pensiją. Tai mes nuo rugsėjo 2 dienos likom nepilną komandą, o tarnybinių kaitumo būdu nuo spalio 1 parėjo žmogus iš Joniškio rajono savivaldybės, iš kontrolės ir audito tarnybos. Ir skaitau, kad komanda gan darbinga, kai sakant, kompetencijos geros, tai toj vietoj mes nepadarysim. Gerą, džiaugiuosi. Aš pats džiaugiuosi. Kaip jums pavyko prisišaukti, o mūsų tarnybai, savivaldybės kontrolės tarnybai nepavyks? Vidaus. Aš nežinau. Čia yra daug faktorių nuo pačio vadovo. O gal galite padėti? Nėra čia vaistų. Pakaitumo būdu mes. Tai buvo ne vienas kandidatas, kuris būtų palaikęs tokį lygį. Taip. Kiti klausimai.
Taip, kiti klausimai, tai į tarybą esu pateikęs pasiūlymą, kad pusvalandžiu pankstinti mūsų kontrolės komiteto posėdį. Vat šiais metais, tai lapkričio gruodžio mėnesį kontrolės komitetas prasidėtų ne 9 val. O pusė 9. Nes matome, kad visgi mums to pusvalanduko pritrūksta, tai aš manau, kad tai pagelbės mums efektyviau ir atsakyti visus klausimus susirinkusių komiteto metu. Negirkim dar, kaip sakoma, vakaro be jo. Taip, Vaclavai. Tai man buvo čia užduota keletą klausimų, tai aš trumpai galiu pasakyti. Ir taip jūs teisingai pasakėt, praeitam komitete mes, sakykime, aš pateikiau medžiagą apie teismų vykdymą ir su tą intenciją dalyvavau Vilniui konferencijoje. Gavau kai kuriuos atsakymus, bet mano mintis ir išlieka, kad kontrolės audito ataskaitoj, metiniai ataskaitoj nieka nėra pasakyta apie teisminius procesus. Dar kartą peržiūrėjau ataskaitą, yra kitas punktas, kurio irgi nėra pasakyta, kaip savivaldybė valdo kaip mažasis akcininkas, kaip dalininkas. Tos dalies irgi nėra aiškiai parašyta. Tai reiškia, kad mes tvirtindami kontrolės audito ataskaitą yra nepilnos apimties. Ir būtent to tikrinimo laikotarpiu buvo nustatytas vienas teismo sprendimas, kuris yra nevykdomas. Labai gerai pasakė kontrolės audito tarnybos kontrolierius, kad ši pareiga yra skirta administracijai ir pacitavo pareigybinę instrukciją. Bet kaip jin vykdoma, nėra. Ir auditas buvo atliktas administracijos. Jeigu aš neklystu, buvo prieš tai atliktas administracijos auditas. Tai tų dalykų ir negavau. Kas turėtų prižiūrėti teismų sprendimus? Vieną dalį taip turėtų prižiūrėti vyriausybės atstovas. Kodėl? Todėl, kad tai yra teisės aktas. Už teisės aktų vykdymą yra priskirta funkcija vyriausybės atstovui. Įdomu būtų jo paklausti, kaip tą funkciją daro ir kada jis čia bus, tai tikrai jo paklausiu, kaip jis atlieka šią funkciją. Nes, tikrai įdomu. Bet kitą dalį, kas yra, pavyzdžiui, su tvarkom susijusi ar dar kažkas, tai galėtų ir atlikti ir kontrolės audito tarnyba. Tai kada nėra ataskaitoj tos dalies, tai dabar jį vertinam ar nevertinam. Ir čia gal netgi reikėtų kreiptis į valstybės kontrolę su ataskaita, kokios apimties turėtų būti ataskaita. Ir tada gauti oficialų atsakymą, ar jin yra pilnos apimties ar dalinės apimties. Tai tada būtų jau tas klausimas, kas liečia su teismų sprendimais, atsakytas galutinai. Tai aš, kiek supratau, aš irgi šiam komitetui sakiau, pristatysiu jums tą klausimą, nes čia jau reikia ir teisininkų pagalbos formuoti klausimą tokios apimties ir tada galite ir kiti komiteto nariai pasisakyti to klausimu, ar reikėtų kreiptis su kontrolės audito ataskaitai valstybės kontrolę, kaip į aukštesnį instituciją, kuri įvertintų, ar jin yra pilnos apimties ar dalinės apimties. Aš manau, kad pirmiausia, kaip jūs ir minėjote, kad bus vyriausybės atstovas ir paklausėme jo klausimų apie kokią jis vykdo priežiūrą ir gavus atsakymus, ir tada priimsime sprendimus tolimesnius. Aš manau, toks būtų dabar tarpinis atsakymas. Tai kitas klausimas. Praeitą savaitę buvau pakviestas į pasitarimą biudžeto komiteto. Ir tenais labai šauniai pristatinėjo tiek finansų vedėja, turto skyriaus vedėjas, buvo inovacijų skyriaus vedėja, pristatinėjo, kaipgi sekasi su 24 metų biudžetu. Investicijos, prašau. Tai viskas kaip ir gerai, tiesiog skaidrių nerodo, viskas kaip gerai, pažadai
gauti, kad visi bus planai vykdyti, bet tiesiog reikia laukti 4 ketvirčio. Ar ne taip, Arūnai? Na, nu taip, iš tikrųjų. Jo. Jo. Proga išgirsti ir atsakymus. Buvo gera proga išgirsti atsakymus apie turto valdymo skyrius ir investicijų skyrius. Pristatė, susipažinom ir kas norėjom, viską išgirdom atsakymus. Planų yra daug, liktai darbai vyksta, jie bus, kaip planuoja, padaryti ten. Tai tiesiog reikia laukti tų gražių teigiamų rezultatų. Taip, esu gavęs, kaip ir biudžeto komiteto narė, esu gavęs tą Excelinę lentelę su skaičiais, tada aš pasidalinsiu su visais kontrolės komiteto nariais, tiesiog informacijai. Tai, nežinau, daugiau pas mane jokių klausimų nebėra, jeigu dar kas. Gerai, aha, taip, tai komitetas baigtas. Dar liko laiko.